Vasario 15 diena, vasario vidurys ir sekmadienis, kurį mes pradedame kažkuria prasme sveikinamės su jumis iš Šiaulių arenos, iš Saulės miesto, kuris šiandieną tikrai... Nėra metimas ir nėra atkovotas kamuolys. Klysta Malikas Johnsonas, Hendersonas į priekį, dėjimas iš viršaus. 3 taškai geriau negu 2, bet vis tiek atsiskaitė žaidėjų salelį ir paaiškina, kad ta situacija gal nebuvo iki galo gerai perspėta. Čia Šaulys, kaip žaidžia 1 prieš 1, susikuria, nelabai turėjo šansų apsiginti 1 prieš 1. Čia Johnsono geras perdavimas Venskus iš to pačio krašto, kaip ir pirmąją rungtynio tašką. Johnsonas būtų pridėjęs dar vieną tolimą metimą, tai jau būtų tiesiog palikę mus be žado. Pranešas. Erika Venskaus ekstra perdavimas ir Evaldas Šaulys tęsė savo... Baudas ir keista netgi matyti, kad toks tritaškis labai jau netikslus, kai tu esi visiškai laisvas. Čia Hendersonas visiškai laisvas ir parodo Lukui turbūt kaip reikas. Prieš 2 buvo gal kažkiek netikėtas net ir Šiaulių ekipai. Fofana, kokia jo improvizacija. Krepšinio lygos lietuvių šiame sezone ten stojo vienas prieš kitą. Oskaras Pleikys tą bloką tėškia kaip antausį, o Cedrikas ir čia Esto Verbstė, geras perdavimas Simaničiui ir pastarojo. Padaugėja tas rungtynių ritmas gal kažkiek ir nusimušęs palyginus su pradžia. Čia Hendersonas įsibėgėjęs veržti po krepšio. Vieno Maknaitą grąžina kamuolį Evaldui Šauliui, Šaulys į kampą Hasanui Diarai ir Hasanas Diara iš toli meta tiksliai. 2 varžovai prie jo, kamuolys Sabeckis Evaldui Šauliui, kuris... Hendersonas, tu turbūt juokauji vien didžiosiomis. Malikas Johnsonas atmeta kamuolį atgal. Ir čia po prasiveržimo Hasanas per rungtynes bent porą sykių skirtingai sukirčiuoti jo pavardę. Bet jis primena vėl apie save pataikydamas po prasiveržimo. Simas iš Danielį Baslyką. Galiausiai kamuolys nukeliauja iki Evaldo Šaulio. Šis atsitraukia ir švysteli. Tas plius minus rodiklis yra minus 18 ir dabar tas rodiklis jau yra minus 20 ir 3 jo taškai, visi surinkti baudų metimais. Ojojojojoj. Gal pagalbos laiku žino, ką daro Vaidas Karniauskas, Vanda Romačenko laisvas iš toli. 3 taškai, plius 23. Žinoma, jis pats visa Šiaulių komanda pirmauja net 23, dabar jau 21 taško skirtumų. Atakuoja tą patį Romačenko, šis išvengia pražangos. Hendersonas metasi į priekį. Hendersonas! Atrolys. Grąžina kamuolį Hasanui Diara. Šis atakuoja Danielį Baslyką, eina iki galo ir kai Diara Uleckas dar sykį iš toli ir Lukas Uleckas. Geriau yra pataikyti, bet persvara tarp komandų vis dar yra milžiniška. Hendersonas šiandien tiesiog daro, ką nori. Hendersonui ir Diara perima dar vieną kamuolį. Paulius Valinskas atakuoja Deivijoną Maknaitą, nėra pražangos. Atsiprašau, Šiauliai yra pelnę vos 4 taškus. Utena surinko 13, 15, turi galimybę pridėti 6. Šiauliai įveikia Utenos komandą, kuri vis dar kaunasi iki galo ir Lukas Uleckas dar įsirašo 2 taškus su Sirena. Bet pergalę čia šį vakarą švenčia Šiaulių Šiauliai.